pirmas ritinukas. Trisdešimt 4 centimetrai. Paleisiu šitą mažiuką. Iš tikrųjų. Iškart paleisiu, kad nesikankintų, vis tiek nevedu šeimį. Pakeičiau vietą pabandyti. Ilga pakrantė labai tokia tuščia, tai galima visur prasieit pasibandyti. Nežinau, čia pirmą kartą gaudysiu, tai neįsivaizduoju, kas čia gali kibti arba nekibti. Pažiūrėsim. O. Ką išlaukiau? Labai gražus šapalas. Gal vėl link savo rekordą einu. Pamatuosiu, pasakysiu, kiek čia nais bus. – 46 centimetrai. Iš tikrųjų vakar buvau 48 pagavęs, tai nepagerinau rekordą, bet netoli link to. Tai ką, jau antrą žuvį pavyko pagauti. Iš tikro labai ilgai reikėjo laukti antros žuvies, nes atvažiavau žvejybos vietą po 7:30, tai skaitykim 8 valandą jau pradėjau žvejybą, 8 valandą ryto. Dabar yra po 3:48, tai aš manau po 3:40 šitą žuvį kirtau. Na tai čia patys pasiskaičiuokit, kiek čia reikėjo laukti. Iš tikrųjų taip anksti važiavau, dėl to nes galvojau, kad bus užimta vieta. Man čia vakar visai gerai gaudėsi, vakar čia savo rekordinį šapalą pagavau. Dėl to galvojau, atvažiuosiu anksčiau. Na ir gal galvojau ryte bus kibimo, bet pasirodo, kad nelabai. Ryte yra kibimo. Kitą kartą žinosiu. Tuo pačiu pridėčiau, kad neužilgo turėtų prasidėti ir žiobriai šventojoj. Na, šventojoj jie gal jau ir prasidėjo, bet būtent šitam ruože, kuriam mes gaudom, kuriam aš gaudau, tai manau dar savaitėlę ir jie turėtų čia ateit. Kadangi už savaitės nebūsiu namie, tai man už 2 turėčiau galbūt jau, manau, gal ant pačio piko jau grįžti ir bandysiu pirmą savo gyvenime žiobrį pagauti. Va. Opa, yra. Ir atsikabina. Ai, arba nutraukia. Oi.
ateina. Šiandien žūklę baigiu. Štai tokio vienu šapalu. Na ką, atvažiavau dar kartą bandyti šapalą pagauti. Būčiau paskutinį kartą. Na nebent jeigu jau važiuosiu dar kartą, turbūt, kad jau nefilmuosiu. Nes manau ir jums nėra čia įdomiausia žūklė žiūrėti. Įdomumas yra tame, kad kai nufilmuoji kaip lankstosi viršūnė kibimo metu, bet kadangi aš neturiu antros kameros, tai man tai padaryti, skaityk, yra labai sunku. Bandau su telefonu, bet kaip tyčia, kai kimba, niekada nenufilmuoju, o kai nekimba, filmuoju beveik visada. Tai dar nepavyko niekada taip užfiksuoti, kad būtų jau tikrai. Na, bet gal šiandien kažką dar pavyks pagauti. Nu, visai neblogas video išeitų. Kitą video reikės šiek tiek ilgiau palaukti. Išvyksiu rytoj, tai kitą video nufilmuosiu negaliu atsakyti. Galbūt po savaitės, galbūt po kažkiek ilgiau, bet tikrai planuoju toliau kelt. Man tai kaip ir tiesiog žvejoju, o pats tas filmavimas tokio didelio sunkumo jokio nesuteikia, tai nelabai turiu dėl ko skųstis, o po to pačiam įdomu pasižiūrėti. Ar tiesiog parodyti jums, kurie žiūri. Gal aišku, čia tų žiūrinčių ir nėra super daug, bet nereikia norėti iškart, kad taip paimtų ir visi žiūrėtų. Aišku, čia su laiku viskas. Jeigu viską darysiu teisingai, tai turėtų pasisekti. O, kibimas. Nepaėmė. Turiu. Per kitą neaiškiai. Dar vienas kibimas. Nieko nepakirtau. Žinokit, kadangi nesu pagavęs, tai net neįsivaizdavau, kas čia per žuvis. Dabar tai aš manau, kad čia gali būti gal kirkšlys. Dėl to pasiskaičiau greitai, kad jų negalima imti ir galbūt aš geriau jį greitai paleisiu, nes nenoriu jokių problemų turėti. Rašo, kad galima imti kai kurios vandens telkiniuose, bet vis tiek laikyti nuotraukai tai net neapsimoka, tai geriau paleisiu. Vienu žodžiu, greitai šį paleidžiu. Nenuplaukė. Nuplauk. O?
plaukia. Ir atsistoja čia po šaknim. Tikiuosi nuplauks. Reikia žvejoti toliau. Opa, kažkas yra. Kažkas atrodo didelio. Labai gero kažkas. Čia valo labai nedaug. Einam šakom. Čia jau kažkas tai tikrai labai gera. Tik įdomu kas. Kranta. Kažkaip lenda. Eina sau koks šapas. Kad kamerą jungiau. Ne, nu čia kosmosas. Čia tai tikrai rekordų. Aš nežinau, ar aš iš vis kažkada tokį šapalą esu pagavęs. Kokio jisai dydžio. Tikiuosi matot. Monstrinis šapalas, aš nežinau. Čia 2 kilogramai, tai 100%. Koks burnos dydis. Čia žiauru. Tai pamatuot. Aš nežinau kaip. Mano matuoklė tik iki 50, bet čia bus, nežinau, virš 50, tarp 50 ir 60 centimetrų. Iš tikrųjų pastebėjau, kad dabar labiau šylant orui, aišku, kas ir yra logiška, labiau pradėjo veikti kukurūzas negu batonas. Tai ir šiandien visas žuvis sugaudžiau ant batono ir kiek klausiau pažįstamų, kas gaudo, tai irgi viskas ant batono ir tą patį Facebook atsidarius. Ne taip pasakiau, iš tikrųjų, ant kukurūzo ir tą patį Facebook atsidarius. Realiai žmonės dabar gaudo ant kukurūzų ir batonas, manau, kad tuo labiau šaltuoju laikotarpiu. Batonas labiau tinka ten, kur gaudau kovo pradžioj, kai tik patys pirmieji šapalai pradeda kibti, maždaug tada jau naudoja batoną, nes dėl to, kad jis yra minkštesnis. Ir dabar jau šiuo metu, kaip šiek tiek pašylęs oras ir aš pats pradedu pastebėti, kad geriau veikia kukurūzas. Tai gaudau šiandien abi žuvis ant 3 kukurūzų pagavau. Ir tą kirkšlį, ir šapalą šitą monstrišką. Tai neišradinėjau aš jokio dviračio. Realiai nesu šapalų gaudime profesionalas, kažkoks ekspertas. Viską, ką aš žinau, tai pats randu internete arba YouTube arba Facebook'e.
to pačiu žmonių paklausiu, bendrauju, kurie irgi gaudo, tai visos sistemos, viskas yra iš interneto. Ir aišku, gali ir pats bandyti kažką mąstyti, bet kam bandyti išrasti tai, kas, jeigu paduodama informacija ir taip veikia. Na tai ką, savo žūklę šiandien baigiu. Pavyko pagauti 2 žuvis, kiršlį, kurį iškart paleidau pagavęs. Tai iš tikrųjų pirmą kartą gyvenime tokią pagavau ir spėčiau, kad gan reta žuvis, o dar retesnė gaudant dugninę ir kukurūzų. O antra žuvis, tai toks šapalas, nežinau, mano didžiausias mano gyvenime. Aišku, kas jos gaudo kasmet, pavasarį, manau, yra tikrai pagavę ir didesnių ir nesu šiek rekordininkas, bet man tai čia asmeniškai man šitas šapalas tikrai yra rekordinis ir bandysiu jau tik tai kitą metą turbūt pagauti didesnę. Šiandien savo video jau baigiu. Jeigu patiko, palikit laiką, pasiekit kanalą, pasubscribinkit. Pridėsit motivacijos, su laiku dabar žadu ir kitą kamerą nusipirkti, kad galėčiau visada kivimus fiksuoti. O ne tik kaip pasitaiko, tai tikrai investuosiu į tai ir laiko daugiau, ir finansų. Aišku, tai priklauso ir nuo to, ar kažkas tai žiūrės ir ar kažkam patiks. Tai atsižvelgsiu jūsų nuomonę ir spręsiu visą tai pagal tas pačias peržiūras ir visą kitą. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir viso, nei žvyno.